Filmas sukurtas draugė su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir visuomeninė organizacija Asociacija kariuomenės kultūrai remti. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Alio. Mano vardas Gintas. Aš esu čia tam, kad tau padėti. Kas ten pas jūs atsitiko? Nu ką? Visa mentūra? Visi norintys man padėti sulėkė į šūkerį, ne? Tu žmogus protingas. Tu supranti, kad toliau bėgti nėra kur. Aš tai protingas mintė. O tu žiūri nelabai. Tu nesuvoki, kad pas mane yra dvi bobos. Ir sąlygas diktuoju čia aš. Dabar klausyk taip, žiūrėk, man reikalinga limonas eurų. Ir kad jūs, mentai, netrukdytumėt man dingti iš čia, aišku? Ar suvoki, kad tavo reikalavimai šiek tiek nerealūs? Aš tai suvokiu, mentė. Aš tai puikiai suvokiu, o tu žiūriu nelabai. Tu nesuvoki, kad šitas mergos nemoka skraidyti. A gal man vieną išmesti ant pabandymo, ką? Nesikarščiuok, Erikai. Pabandysiu tau padėti. Bet man tik reikia pasitarti su valdžia. Tu nepabandysi, Asilė, o tu padarysi. Taip reiškia, aš tau duodu 2 valandas. Po 1 valandos skrys šita didžioji, o po kitos ir 2, aišku? Supratai? Bet tu gerai supranti, kad per valandą surinkti milijonų yra neįmanoma. Čia yra ne mano reikalas. Padarysi viską, nes Vilniuje bankų chodžopą ieš, aišku? Taip negausi milijono, kaltink save. Tempsi gumą, bus hana, aišku? Viskas, pakėda mintelę. Erikai, aš perduosiu tavo reikalavimus ir mes pamėginsim tau padėti. Bet tu nelies įkaičių, nes kitaip mes būsim bejėgiai ką nors pakeisti. Sutarėm? Daryk greičiau, bazaras baigtas. Erkė niekada nepasižymėjo agresyvumu. Man atrodo, kad jis bando spausti. Jis greičiau suktas, negu būtų linkęs į smurtą. Nors jeigu jis nudėjo jau 3 liudininkus. Na žiūrėsim, mėginsim dėrėtis. Bet mūsų šturmuotojai turi būti pasirengę bet kam, pačiam blogiausiam variantui. Nes mūsų prioritetas yra įkaitų gyvybės. Tai svarbiausia. Bet man jis reikalingas gyvas. Kaip jūs šito nesupranta? Tai yra mano paskutinis siūlas link Ignalinos paslapties. Ir tai galų gale gali būti susiję netgi su nacionaliniu saugumu. Nacionalinis saugumas, Ignalinos elektrinė, tai yra jūsų reikalas. O mūsų užduotis yra išgelbėti įkaitės. Na tai bent jau pasistengkit. Pasistengsim. Iš gretimo būto vyrai pro elektros lizdą įkišo šviesolaidą su kamera. Įkaičių vietos jau nustatytos. Bet šturmui yra įvairių variantų. Jeigu Erkę pavyktų įvilioti nors trumpam į vonį, į tualetą, bet kur, iškart galėtumėm pradėti įsiveržimą. Pro duris? Galime pro duris, bet yra ir kitokių variantų. O snaiperiai? Snaiperiai būtų vienas iš tų variantų, bet kulka tokiu kampu atsimušus į langą pakeistų kryptį. Rizikinga.
racijos tvarkoj kaip GPS. Viskas tvarkoja, sutikrinau, veikia. Sveiki, kariai. Sveiks, Tamsta. Sveiktams. Situaciją miestelį suvaldėt gana profesionaliai. Tikiuosi, kad tai bus vienintelis toks aštrių pojūčių išbandymas. Bet būkit pasiruošę. Maršrutą žinai? Taip, Tamsta. Vykstam maršrutu Bravo, kelionė 4 valandos. Atneš žemėlapį, ten ne viskas taip paprasta. Važiuokite labai atsargiai. Keliukas yra labai apgaulingas ir tenai apvirto ne vienas džipas. Gerai, apžvelkim situaciją. Dėk čia. Žiūrėkite, būkite labai budrus va šitoje sankryžoje. Ten prieš ją nepažymėtas keliukas ar ožkų takas. Kad būtų lengviau orientuotis tikroje sankryžoje, joje yra padėtas akmuo ir žalias kryžius ant jo. Klausimų yra? Ne, Tamsta. Netams. Šiaip maršrutas gana ramus. Žmonių čia dažniausiai nesutinkam. Tiesa, čia atidžiai pažiūrėkit. Va šitas ruožas yra ypač pavojingas. Jis pamėgtas kontrabandininkų. Per jį gabenama viskas. Narkotikai, ginklai, pabėgėliai, viskas, kas įmanoma. Vietiniai čia dažniausiai nevažinėja. Čia vat porą kaimų dar jie neatstatyti po karo. Pabėgėliai nesugrįžę. Taip, kad apylinkės gana tuščios. Paprastai kontrabandininkai mums nesirodo. Bet jeigu sutiksit, būkite budrus. Tai tiek. Supratau, Tamsta, kapitonė. Ačiū už paaiškinimus. Gaška, uždaryk džipą. Judėsim. Ir ilgai mes taip sėdėsim. Gal galiu bent mergaitę arbatos padaryti? Tu ką galvoji, man čia labai malonu jūs sukas laikyti, a ne? 100 metų aš jūsų nematyčiau. Bet arbatos gal galiu padaryti? Nu, padaryk. Bet jeigu ką nors sugalvosi... Aš galiu sugalvoti. Turbūt norėtum mane karštų vandeniu apipiltą, ne? Norėtum. Tik žinok, neišeis. Žinau, aš jūs bobas. Kai taip, tai nors prie žaizdos gali dėti. A jeigu kas biški ne taip, iškart nagus rodas. Varyk, O tau padaryti? Tu ką, knygučių persiskaitei? Kokių dar knygučių? Apie Stokholmo sindromą. Tu ką galvoji, aš toks tupas, a ne? Tu galvoji tupas. Mes zonoje laiko daug turim, knygas perskaitom. Yra toks Stokholmo sindromas, kai įkaitė pradeda jausti simpatiją savo pagrobėjai. Tik žinok, padla, su manim šitas numeris nepraeis. Nei Stokholmo sindromas, nei Kopenhagos. Aš tave kiaurai matau, supratai? Kiaurai. O ką jūs su mumis darysit? Ta prasme. Kai gausite tą milijoną, kur paskui važiuosit? Tik jos neliesk! Tylėk! Ir tu tylėk. Ir čiūp stalo koją. Ir čia ne tavo reikalas. Aš norėsiu, matai, su tuo milijonu užpakalį savo nusivalysiu. Čia ne bobų reikalas. Nepradėk tik tai žliumti, blemba. To betrūko. Prie viso štormo dar man bobas pradės liūdinti čia leisti. Man atrodo, jam jau stogas važiuoja. Na, aš pavadinčiau tai kitokiu moksliniu terminu, bet esmė nusakyta tiksliai. Na, o mums tai gero ar bloga? Mums nežinau, bet įkaitėms tai tikrai bloga. Jei jis bus toks neprognozuojamas,
Tai šturmuoti teks ne tada, kai būsim pasiruošę, o tada, kada reikės. Reikėtų pabandyti jį nuraminti. Nes streso analizė balse rodo, kad jis dar gali grįžti į normalią būseną. Sprendžiant iš visko, anksčiau ar vėliau šturmuoti teks. Jo balse ne tik stresas, ten jau desperacija. O toks gali paleisti kulką ir kitiems, ir savo pačiam. Ne, Erkis šito nepadarys, jis pernelyg myli gyvenimą. Jūs net neįsivaizduojat, kaip žmonės keičiasi ekstremaliuose situacijose. Ypač tokiuose, kuriuose niekad nebuvo ir visą gyvenimą bijojo. Tomcat, this is Kingfisher. Tomcat, this is Kingfisher. Leitenantė, atsiliepkit. Algi, atsiliepk. O, nelietuviška. Makedonija. Vyrelis kareivėlis atvežė. Nieko, o dar atveš. Galės išgerti per jūsų laidotuvės. Nu, baisu, ane? Nebijok. Jeigu gerai elgsitės ir gerai elgsis jūsų angelai sargai, viskas bus gerai. Galėsit kartu išgert. Nors va dėl tavęs aš negarantuoju. Tu čia dėl visko kalta. Tiksliau tavo šitas, ožys tėvelis. Pridarė nesąmonį, nu nieko. Vienas ožys jau lavonas, greitai šventajam Petrui raportuos ir taviškis. Nelys prie jos, juk ji tik vaikas. Išdulkinčiau tave, nu. Bent kokį nors moralinį pasitenkinimą pajuščiau. Gaila, pagal ponėt jas negaliu. Atoška! Ne mano skonio. Nelys prie jos, ji tik vaikas. Ir neatsako už tai, ką daro jos tėvas. Atsako ar neatsako, čia man spręsti, čia aš už viską atsakau. Eik padaryt, ką nors užkasti. Eik daryt. Vienos aš jos nepaliksiu. Ką? Nors gal teisingai. Palik čia jūs vienas be priežiūros, tai per langą iššoksit. O jūs man reikalingos abidvi. Dabar tylėkit. Išgirsiu nors garsą, galvas nusuksiu. Kažkas skambina mobiliu. O gali skambinti iš kito buto? Niekaip. Visas namas evakuotas. O gali būti įeinantis skambutis? Ne, tai išeinantis. O gal galėjom pasirūpinti, kad jo operatorius blokuotų visus skambučius? Nors ne. Tas jį dar labiau įsitintų. Skambinu jos arba jis. Logiškai mąstant, jos skambintų 112. Ne. Lietuviai dar nepratę, bet kuriuo atveju naudoti 112 numerio. Bet to moteris stresuojančios, geriau paskambinti savo kaimynui, artimui ar dar kam nors. O gal mes galim perimti skambutį ir atsiliepti? Tuoj nustatys numerį. Išjungia telefoną. Va. Per tokius čia. Va, tėvynės gynėjus. Aš tau pabėgiuosiu. Mokyklai reikėjo bėgioti. Čia sėdė!
Kažką reikia sugalvoti. Visą laiką sugalvodavau ir čia sugalvosiu. Aleksia, reikia stok. Būsis skydas. Eikit prie lango. Stovėk. Galas. Nušaus, nu. Kažkokiam sušiktam būtė, nu. Tarp kažkokių sušiktų bobų. Kažkokie sušikti mentai, nu. Pabandytų jie vienas prieš vieną. Manau, jeigu darėtumėtės, tai gal... Tylėk tu vištą, ką tu suvoki su savo vištos smegenim. Su kuo man dėrėtis, ką? Su mentais? Kas man iš to? Nu, gal ir teks pasidėti, bet mes pasakysim, kaip jūs gerai elgėtės. Jeigu manęs nenušaus mentai, po žemę pakiš banditai. Aš nenoriu ko tai mirti, įkastam prie skruzdėlyno. Arba dar blogiau, arabų teroristai. Norėtum papulti jam į rankas, ką? Norėtum? Nu, ko tyli? Nu, aš nieko nebijau, supratai? Aš gyvenau kaip bajoras ir mirsiu kaip bajoras ir dar jūs nusitempsiu, kad neliūdna būtų. Boy. No problem. Hello, my friend. You have goods for us? In the back. Open. Take it out. Good, as promised. Maps. Here you are. Our patrols will be here, here, and here. And the rest is safe? Of course. I think so. Dar neįvažiavom į pavojingiausią ruožą. Kaimelis irgi buvo nepavojingas. Užsidėk, čia įsakymas. Va šaltų, karštą.
truputį. Kam? Į krūmus gal, gerai? Nebijok, nuo kelio nenužengsiu, tamsta vadė. Pakentėsi. Valandą jau visą važiuojam, tu nori, kad aš to čia privaryčiau? Nu, užvažiuosim ant kalno, tada sustosiu. Ką tu pamiršai, ko mus mokė? Ką tu nori, kad mane ten visi matytų? Klausyk, ar tu nori, kad aš to į bardačioką privaryčiau, arba, na jau taip kultūringai tariant, į pirštinių skirelį? Stop! Nu, sustosiu ant kalno, tada matysim, ar nieks neatvažiuoja. O, kaip greitai pažangą daro švageriukas. Ką tik buvo dezertyras, dabar jau į karo feldmaršalus taiko. Kaip von Clausewicas. Kas toks? Vokietis toks buvo. Karo strategas ir teoretikas. Nacis? Pats tu nacis. Priko čia, jeigu vokietis, tai iš karto nacis? Nu, tai jeigu žymus, tai nacis. O, tipo, lietuviškas tipinis mąstymas. Jeigu vokietis, tai būtinai nacis arba kryžiuotis. Nors velniai žino, kiek prieš Hitlerį gyvena. O jeigu lietuvis, tai kas tada? Ką turi lietuvis? Pirmiausia, pasodint ąžuoliuką, užaugint sūnų, nušaut žydą ir paskui užmušt voveraitę. Prie kom čia voveraitė? O vot prie kom čia žydą nušaut. Stok greičiau. Ai, aš žinau vieną anglišką frazę ir man užtenka. Kokią? Hello, my name is Tadas, I'm from Lithuania, land of Sabonis and Čiurlionis. Ne, this is more informatica that I need. Neblog, stok greičiau, stok pasakiau. Tai ir tu norėjai? Vien iš vrednumo būtum apsimyšęs, kad tik su manim nesutikt. O Dievas davė charakterį. Norkau? Taip. Niekas nieko nežino. Lenkų kopos vadas kažką mykė. Pas bataliono vadą kreiptis dėl Miknos neleido. Nieko nesuprantu, kas čia darosi. Tai ką darys tamsta kapitonė? Nežinau. Reikia kažką pagalvoti. Neramu man. Kai man neramu, tai aš iškart žmonai skambinu. Ir viską su jie aptari, ne? Nieko savo. Ne, tamsta kapitonė. Tik kai jos balsą išgirstu, tai nusiraminu. O kai ramus, tai ir lengviau sprendimus priemu. Rimtai? Gal ir man reikia išbandyti tokią terapiją. Keista. Numeris išjungtas. Tai jūs pabandykite paprastą. Tos moterys amžinai tos telefonus nukiša į tašes, dar jie susikabina į spintas ir net nepastebi, kada jie išsikrauna. Gerai sakai, šiandien šeštadienis. Negali būti namie. Yra limonas, ar man reikia čia pradėti visus močiant? Atsiprašau? Gal aš ne čia pataikiau? Daiva, yra? Klausyk, Gaidi, čia daugiau neskambink, supratai? Man reikia laisvos linijos, aišku? Žinai, dar neramiau pasidarė. Kas po velnių darosi? Kas čia dabar skambina? Keista. Iš Kosovo. Patikrink. Numeris neskelbiamas, kreiptis į Krašto apsaugos ministeriją. Būtų gerai, kad šita linija liktų mums ir tam sumautam erkiai kalbėtis. Buto šeimininkas tarnauja kariuomenėje. Ir kaip tik dabar jis yra Kosove. Na, tik to man ir betrūko. Gaška, aš lieku už vairo, tu eik patikrink mašiną. Iš pradžių dokumentai, paskui bagažas. Vėl bijai angliškai kalbėti? Aš manau, kad jie mažiau dar už mane moka. Why stop, Mr. Officer? We don't want any problems. We drive, okay? We drive slowly. Okay, cool down, papers.
Popieriai atrodo tvarkingi, bet tokius pats pasidaryčiau su kompu ir printeriu. Dabar bagažą. Pažinau. Atrodo kažkokie įsitempė. Tipiniai tulpiniai. Tik juodi. Tu nepradėk vėl ant Panevėžio važiuot, Kavenskas atsirado. Jautrus čia burėkas. Patikrinam dėl viso pikto bagažinė, jei nieko ypatingo tegu važiuoja. Listen, my friend. Just take and go. Open the trunk, okay? Gyvas? Gyvas! Gyvas, velnės tik prakiurti vienoj vietoj. Šūdas, kaip skauda! Gali judėt? Galiu bėgti, jeigu ne maratoną. Aš tave pridengsiu, tu judėk link džipo. Skaičiuoju iki 3, aišku? Aišku! 1, 2, 3. Deivi, gyvas? Gyvas. Neuždavinėk durnų klausimų. Tik labai durnoj vietoj. Palauk, aš tuoj tave ištrauksiu. Nekišti savo supinės, pakulkom, girdi. Neaiškink, gerai? Šaudyt gali? Galiu. O tu mane net prajuokinai. Su viena ranka šaudydamas, Švarcas tik taip ir filmo gali. Užsičiauk tu, asilė. Tau ką, visai nebaisu? Rimtai? Jeigu rimtai, man labai baisu, ką darom? Tu mane pridenk, aš lipu į džipą, kviečiu bazę, jungiu variklį ir nešam mėsas. Skaičiuoju iki 3, aišku? Aišku. 1, 2, 3. Šūdas kliuvo į raciją ir variklis neužsideda. Reikia, kad bent jie nepabėgtų. Ką tu darai? Kas yra? Reikėjo jiems duoti atsitraukti, tada būtumėm galėję organizuoti persekiojimą. Asilas, aš asilas. O šitas racijos. Na, 3 km veikimo spindulys. Mažai, kiek turim šovinių. Aš dar turiu 2 dėtuvės. Ir aš tiek pat. Gal dar 10 čia kokių liko. Pridenginėja manevrą. Garantuoju, kad bandys supt. Jeigu mes čia liksim, tai mūsų išrankios kaip stėlė. Reikia trauktis, kaip tu? Pabėgti tikrai negalėsiu. Bet atsišaudyti galiu, tu varyk iš čia, iš vis tau nereikėjo čia likti. Neaiškink, gerai, traukiamės, viskas. Išgama, kaip tu gali prie vaiko? Nieko, pakentės. Kai užaugs netokių dalykų prisižiūrės. Aš jūsų vienu nepaliksiu. Ja, matyt, jie ir laukia tik tai, kad į Tuliką nueičiau. Tuoj pat kokį fokusą sugalvotų. Vis tiek tau galas. Tu suka ką? Prisišnekėsi.
O jeigu man chana, aš tave tikrai į grabą pasimsiu. Alio? Nu ką, mentera? Laikas spaudžia. Liko 5 minutės. Ne, laikas nespaudžia. Kaip ten įkaitai, Erikai? Gyvi? Tu ką, suka, nori laiko išlošti? Ką man tas laikas? Aš tau pinigus turiu. Visus? Dėja ne, pavyko surinkti tik tai dalį. Tai greitai renkat, suka, visus, supratai? Matai, naujų banknotų galim iškart surinkti, bet tu naujais juk neimsi. Aras negali pinigų gauti? Ką jums man dar? Gal banko adresus pasakyti? Iš banko tai paprastai nepaimsi, bet to jie ir neturi ten vienoje vietoje tokių sumų. Kada bus? Greitai, vyrai važinėja po skyrius, renka, greitai bus. Kaip reiškia? Aš duodu jums valandą. Viskas. Supratai? Valandą. Valandą. Nu ką? Banalu. Bet su jumis dar praleisim čia 1 valandą. A kad nenuobodu būtų, pasidulkit. Nu ką? Aparatas nekoks, bet pagrot galima. Nu, karininkienė. Pažiūrėsim, kaip pagal NATO standartus dirbi. Renkės. Ateik čia, klaupkis. Neišprotėk, juk vaikas čia. Aš šitam vaikui smegenis ištaškysiu, aišku? Ateik čia. Ateik. Gerai, žinoma. Bet tik dėl vaiko. O, klaupkis. Klaupkis. Nu. Ir atsimink, kad vamzdis įremtas ne tau į nugarą. Nu. Ach, tu suka! Nu. Ir atsimink, kad vamzdis įremtas ne tau į nugarą. Nu. What's this? You are not authorized to enter these premises. Permission to ask, sir. Permission granted, Captain. Just make it short. I have a question regarding our Lieutenant Mikna. Stop it right there. Sorry, Captain, you are not clear on this. Only want to know to need this basis. Sir, I just delivered a consignment. What? It says it's right there. This is the most sensitive and advanced tracker we have. The battery lifetime can last Medusa's lifetime. I don't know nothing about this, sir, but I just left the consignment with Albanians, as agreed. Jesus. You moral! Why didn't you radio at us? Because you just told me to observe the strict radio silence. What's going on? We are deep in shit with you, so shut up. Where did you leave that package? Yes, sir. Send some choppers, send out patrol, and comb the entire area. Will do, sir. And you, both, leave right now. Okay. Algi, kas vyksta? Nenorėjau tau sakyti. Turėjau užduotį, perduoti albanams krovinį. Kokį krovinį? Nu kokį, kiek suprantu, radioaktyvių atliekų bombą. Aišku. Lėkiam! Kur lėkiam, įsakymą negavom?
Tam rajone, kur tu nurodėjai, patruliuoja Gaška su Krasausku. Jų patrulis neatsiliepia pusvalandį. Nu tai kaip jie ten atsidūrė? Maršrute to nebuvo. Mes pakeitėm, kol tu kalbėjai su pulkininku. Lėkiam, sakau. Seržantė, paskui mane, bėgti, marš, Bėgam. Negalim likti vienoje vietoje, reikia judėti, kaip tu. Nekas. Senka jėgus. Netekai daug kraujo, aš tau niekaip negaliu jo sustabdyti. Tu varyk iš čia, man vis tiek šakės. Nenusišnekėk, gerai? Tuoj mes juos iššaudysim. Pakentėk, biški. Nu va, dabar turim laikiną pranašumą, kad daugiau man nekliedėtum, ką aš savo seserį be mylimai paliksiu. Kiekgi dar liko? Kažkodėl jų daugiau. Fuck. Viskas kaip per miglą. I copy you, high stick. I copy you, high stick. Choppers are on the way. Over. Jie siunčia malūsparnius ir visus ekipažus šią kryptimį. Tai kokia ten bomba, Algi? O iš kur aš žinau, Arvidai? Man reikėjo tą bombą atgabenti čia ir... Albanai ją turėjo perduoti kažkokiems teroristams. Nu, kaip sakė Reimondas, tą bombą jie norėjo pokštelti kažkur Paryžiui. CŽV planas buvo toks, prikabina siųstuvą ir seka albanus, kol jie perduoda tą bombą teroristams. O mane pasirinko tik tai dėl to, kad karinis krovinys į Kosovą nėra tikrinamas, o albanai čia yra tik tai tarpininkai. O matai, kaip gavosi? Ten savyk žyba, gerai? Mykna su manimi, Norko pasimsiu Vaškevičių ir flanguos į kalną. Čia vadas. Matau, priešininkus, vienas sužeistas. Norko Vaškevičiau, tenkėt mus. Mes judam toliau. Vykdyt. Hei, tik tai pagal mano komandą. Pasiruošt. Ugnis! Nutraukt ugnį! Nutraukt ugnį! Norkau, evakuokit Gašką ir Krasauską. Vaškevičiau, pridenk juos. Mes patikrinsim priešininkus. Supratau! Vaškevičiau, dengi mane. Krasauskai, sveikas? Sveikas. Deividai. Seržante, jūs žinot mano vardą? Eik tu šit, Gaška. Laikykis, brolo, laikykis. Laikykis. Tuoj namo. Šitas baigtas. Šitas irgi. Einu patikrint mašiną.
Atsargiai, ten gali būti bomba! Jeigu jinai būtų sprogusi, mes jau seniai žaliai visi šviestume. Algi, pranešk bazei. Krovinį radom. Leitenantė, dešinė Albana! Kur? Fuck you! Kapitonė? Dėvi, nereikia. Einam. Algi. Atleisk. Šešioliktoje Garbės kuopos serijoje gydomos žaizdos. Labas. Ai! Oi, aš tavęs neužgavau. Ne, nieko. Čia tau. Ar ras naujus namus žuvusio leitenanto Miknos dukra? Aš kaip tik atėjau dabar su tavimi, kad tėvelį pakalbėti. Kad tėvelis su banditai susidėjo. Ar sugebės atkeršyti už kovos draugo mirtį kapitonas Vilkas? O gal vėl viskas sugrįž į tai, nuo ko prasidėjo? Šeštadienį, 9:30 vakaro, paskutinėje Garbės kuopos serijoje. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė.